Sveiki visi dar kartą, kurie žiūri šitą video vlogą. Ačiū, kad įsijungėte ir ačiū, kad pradėjote iš jau žiūrėti. Tai va, šiandien aš nekalbėsiu jokia konkrečia tema, šiandien tiesiog prisistatysiu ir papasakosiu, kaip sumaniau pradėti kurti savo video vlogą. Iš tiesų visada galvojau, kad kurti video vlogus yra nesąmonė ir kad tai yra kvailas dalykas, bet pakeičiau nuomonę, kai pamačiau Danos vlogą, kuris labai išpopuliarėjo ir sulaukė daug dėmesio, kai jinai kalbėjo apie patyčias. Tada nuomonė mano pasikeitė tikrai kardinaliai, pradėjau žiūrėti jos vlogus, kitų žmonių ir pagalvojau, o kodėl man pačiai nesukūrus video vlogą? Per Aską buvau parašius tokį pranešimą, kad kursiu video vlogus, tai nuomonių susilaukiu visokių. Viena pusė sakė kur, kita sakė nekurk, nes tai yra nesąmonė, kad tu pati nemokėsi to daryti ir stumim. Aš vis dėlto pasirinkau kurti, nes dėl to, kad taip, gal aš nesulauksiu labai daug stebėtojų, gal kažkam aš nepatiksiu, gal kažkam aš būsiu nuobodi, baisi, pasikėlus, gal kažkam dar kažkas bus blogai, bet aš noriu pamėginti dėl savęs, nes man pačiai tiesiog įdomu kitų žmonių nuomonė, kritika, pagirimų dar kažkas galbūt, bet kritika ir stumimas tai yra vis tiek du skirtingi dalykai. O dabar pasakysiu keletą faktų apie save. Tai mano vardas yra Austėja, bet man nepatinka, kai mane vadina Austėja. Tai, daug kas mane vadina Austė, tai vadinkite ir jūs mane Austė. Mano pavardė Čeikinaitė, man 13 metų, nors visi duoda daugiau. Esu iš Panevėžio. Turiu brolių, kuriam yra 3 metai ir jo vardas irgi labai keistas, Joris. Keistas vardas, kaip ir mano. Ir dar vienas labai keistas faktas, kai aš prieš miegą visados atsigulu, prieš miegą ir apmastau visą dieną ir visados pagalvoju, ką tą dieną valgiau. Taip iki smulkmenų, viską apmastau, ką valgiau ir būna, kad mastau apie 2 valandas ir man lieka 2 valandų mažiau miegoti, nes aš per dieną valgau daug. Tai va. Pasakiau keletą faktų apie save, prisistačiau ir numečiau tenai apačioje savo Asko nuorodą, Facebooko nuorodą ir rašykite man, klauskite, kas kam įdomu ir siūlykite temą kitam video vlogui, nes aš neįsivaizduoju, ką reiks per kitą video vlogą kalbėti. Tai va, iki!